Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai svajomis, stebuklingai kalba baltas miškas per kalėdą. Iš tikrųjų mes visi susirinkome pradėti naują gyvenimo laiką, kada visi šiek tiek sulėtėjame. Visi pradedame širdyje jausti džiaugsmą, vienas kitam meilę, jaučiame savo vienas kitam teikiamą gerumą. Na ir žinoma, visi laukiame to pačio gražiausio momento – prisikėlimo. Šiandien mes su anūkėle turim vieną ypatingą pareigą. Norime atidaryti skverą ir jį apšviesti. Ar galim tai visi garsiai padaryti? Taip, skvere užsidek! Stebuklingam kelyje. Na, mėlieji, labai jums ačiū, bet per šventes reikia neposėdžiauti, reikia ilsėtis. Mielosios, pasakykite mum, kaip surasti kalėdų dvasią. Mes pradėsime kalėdų dvasios geno paiešką. Kalėdų dvasios geno? Atleiskit, mėlieji, bet kalėdų dvasia negyvena jokiuose genuose. Ačiū jums. Mėlieji, pasakykite, koks yra kelias į žmogaus širdį. Kviečiu elnius. Elniai tikrai gali padėti. Pažiūrėkim, ką mums elniai pasakys. Parodykite mums kalėdų dvasią. Klausyk, ką sakau, suprask, kas iš tikro tu esi. Tu pabandyk, tu pabandyk, tu pabandyk.
Ačiū labai. Taip, senelė, dabar aš supratau, pagaliau aš supratau. Man reikia svajoti. Taip, žvaigždutė, o apie ką? Aš svajoju, kaip aš ramiai laukiu kalėdų. Kasmet, kai vakarais temsta vis anksčiau, Reikia mums šviesos ir šilumos daugiau. kasmet iš dėžių žaisliukai traukiami, Jais bus mūsų spygliuočiai puošiami. nes eglė šviesa tai kalėdų dvasia. Kalėdų žvaigždė tos eglės karūna, kaip šviečia mūsų eglės namuose. Taip šviečia mūsų akys šeimose. Šviečia mūsų akys, kai šviečia mūsų eglės. O dabar visi kartu. Visi kartu. Ir eglė šviesa, tai kalėdų dvasia. Kalėdų žvaigždė tos eglės karūna, kaip šviečia mūsų eglės namuose. Taip šviečia mūsų akys šeimose. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eglė! Ačiū Jums labai, kad įsižiebėm visi kartu tokią nuostabią eglę.